Žiūrėjau Svajonių sodai, žiūriu, ponas Rytas Kvietkus su tomis tokiom gražiom merginom. Rudenį prekiauja braškės. Nuskau, aš taip norėčiau. Įvertinau padėtį, žiūriu, kad merginos yra pas mane gražios, žmona, kaiminka graži yra, bet trūksta tik gražių braškių. O čia yra ponas Rytas pastaroja sodinukus, su dvom pliusais, ar su vienu buvo čia? Nepaminė, ne? Su vienu. Pasodinom į pernai metai pataikėm toks, grina ant liūčių pataikėm. Derlius praktiškai ne to, kad supuvo, bet taip išbrinko, kai būna rankos ilgai plaunant, o toks pabala. Nu, nuskynėm žalias ir šiemet labai šaunios merginos sutiko daryti bandymus su auginimo technologija. Ai, tarp kitko aplinkui išnekam. Yra 4 metai juodas spūdimas laikomas. 4 metai. Kažkas čia kankino poną Uselį dėl asiūklių. Va, tenai žiūrėkit, matos vėl auga. Čia 4 metai juodas spūdimas yra. Ir vėl žaliuoja, vėl auga. Tai praktiškai neįsivaizduoju su asiūkliu, kaip su kovoti. 4 metus. Ką? Nelėpiu užsėti nacionalinį. Aš su jais nedraugauju aš su jais. Man užtenka, kad man žmona nurodo, ką reikia daryti. Dabar vat kas... Nu, girdėsi tą. Tai dabar pašnekės apie bandymus, kas buvo daroma. Ką merginos pasakė, buvo besąlygiškai vykdoma. Išskyrus, jei gamta pakoregavo kažką tai. Ar karšta buvo, ar lietus buvo, tik tiek. Nu, vienu žodžiu, mes taip ir sutarėm vieno seminaro metu, kuris vyko pavasarį, kad Edmundas sako, o kodėl nepadarius bandymą 2 įmonių su skirtingais produktais. Skirtingi produktai, bet iš tiesų tręšimas tai principe yra tas pats. Tręšimas pagrindinis buvo išbarstant trąšas pavasarį, vegetacijos metu, atlikus prieš tai dirvožemio tyrimus, vandens tyrimus. Tai čia Baltika Agro atliko tuos dalykus, kadangi tręšimas toliau ėjo per laistymo sistemą ir mums buvo svarbu žinoti, kokios maisto medžiagos yra toje dirvoje, kiek čia galime koreguoti ir kokį čia derlių laukti. Tai gal, Marija, pakomentuosit, kokie buvo tie dirvos tyrimai ir vandens tyrimai, ką buvo daryti? Aš kada dirbu su profesionaliais daržininkais ir uogininkais, tai visada stengiuosi pradėti tokią pažintį būtent nuo vietinių sąlygų, kadangi dirbu su visos Lietuvos, sakykime, galiu pasidžiaugti didesniais profesionaliais augintojais, tai tų sąlygų yra tiek įvairių, kad tikrai prie širdies pridedu ranką trafaretų, kažkokią technologiją iš Kėdainių atkelti į Vilnių arba į Skuodą būtų nesąmoningai, nereikia dėti jokių pastangų. Taigi dar kartą sakau, kad jeigu draugauname, dirbame, tai kartais tokių gal jums ir šalutinių klausimų nereikšmingų užduodu, bet aš noriu labai kruopščiai žinoti, į kokią dirvą jūs atėjote. Ir mano pirmieji prašymai būna iš jūsų, kad įsitirkite dirvožemį ir įsitirkite vandenį, tą, kurį jūs naudosite, jeigu tai naudojate per lašelinės sistemas. Kadangi, kaip mane pristatė, dirbu įmonėje Baltika Agro, tai labai džiaugiuosi, kad mūsų įmonė tikrai tų procentų, didžiulę paletę visų jums reikalingų produktų turi, bet mano darbas prasideda būtent su dirvožemio ir vandens tyrimais, kadangi turime pilnai paruoštas, tvarkingas su agrocheminių paslaugų centru, su Suomių pagalba, turime paruošę tręšimo rekomendacijas, tiek per dirvą, ką reikia paduoti braškynams. Ten yra kultūra 18 ir tame tarpe braškės yra. Ir lygiai tą patį turime taip pat tręšimo programą įvairiais augimo tarpsniais, sakykime, pavasarį prieš žydėjimo metu, uogų derėjimo metu turime kompiuterinę programą, ką paduoti su laistomu vandeniu. Žinoma, kaip sakė Edmundas, gamta koreguoja labai daug ir kiekvieną atveju turime viską kalbėti ir juo labiau turime viską aiškintis apie augalų apsaugos priemonės, kaip ir paminėjo kolega mokslininkas, kad visa paletė yra herbicidų, bet patikėkit, susitvarkyti be
rankų darbo, tai yra didžiulis menas ir aš netgi neturiu savo kliento, nei daržininko, nei uogininko, kuris tikrai 100% laikydamasis mano technologijų apseitų be kažkokio tai minimalaus rankų darbo. Nes tai yra be galo sudėtinga, tai yra suderinamumas visų priemonių tų, ar tai augalų apsaugos produktų, sakykime, herbicidų suderinimas su kažkokiam papildomo tręšimo ten produktais ir taip toliau. Vienu žodžiu, kiekvieno atveju yra labai labai svarbu. Ir aš kiek prisimenu, kada atvežė man iš agrocheminių tyrimų centro duomenys, tai kai padarėme tą tręšimo programą kompiuterinę, tai žinau, kad šita dirva yra turtinga, dabar prisimenu, kad jinai yra pakankamai turtinga kaliu, bet čia yra mažai toj dirvai fosforo ir ypatingai daug yra kalcio ir magnio. Tai vėlgi yra išskirtinumas, kaip yra sudėtinga paruošti vandens tirpalus, paduodant per laistymo sistemas. Nes jeigu vanduo yra, kaip žinot, jeigu optimalios sąlygos, kad įsavinti visus mikroelementus arba ir augalų apsaugos produktus, tai tirpalo pH turėtų būti nuo 5,5 iki 6,5. Dėja, man ateina iš laboratorijų tokie vandens tyrimai, kada vandens pH yra 8, net iki 9. Įsivaizduokite, tai yra vidurio Lietuvoje daugiausia taip yra. Ir va tada reikia būti man labai sąmoningiem, protingiem ir dėti daug pastangų, kaip tą vandenį sureguliuoti. Kitas dalykas, aukštas pH ir labai svarbu yra bikarbonatų kiekis vandenyje. Mes dadėti paprastai visada mokame, ar į dirvą išberti, ar per laistymo sistemas kažką paduoti, įdėti daugiau mokame. Bet kada reikia sugebėti išimti magnį, išimti kalcį, tai čia tikrai yra mūsų jau didžiulis darbas ir čia tokių niuansų aš jums negaliu, žodžiu, nenoriu pasakoti, kadangi dar kartą pabrėžiu, kiekvienam lauke viskas individualiai yra. Džiaugiuosi, kad mūsų įmonėje yra tikrai visa paletė šitų produktų, tai yra visos beklorės trąšos, kas reikalinga, yra visa paletė papildoma tręšimo įvairių sudėčių trąšų, nutrikompleksų, taip pat labai džiaugiuosi, kad yra tų skystų, sakykime, tokių per lapus tręšimui arba per sistemas paduoti augimo stimuliatorių. Tarp kitko, dauguma iš jų yra ekologiniai produktai ir pas mus pakankamai daug perka ir ekologiniai ūkiai naudoja. Tai labai džiaugiuosi tais produktais, kadangi jie tikrai gali palengvinti ne tik tai tą tręšimo dalį sunkiai, bet ypatingai suderinamumą. O šiandieną labai vaizdžiai kalbėjo apie herbicidus, tai, sakykime, pas mus yra toks produktas, net nemanau, kad kažkuris tai iš jūsų augintojų, kas turėjote reikalų su manimi arba su Baltic Agro, arba skaitot literatūrą, tai naudojate amino rūgštis. Labai nuoširdžiai patariu, amino rūgštis, nesvarbu kokiu pavadinimu, ar ten mūsų įmonė, ten kita įmonė turėtų, bet tai yra sušvelninimas streso, sušvelninimas to kultūrinio augalo nuo herbicidinio poveikio. Ir antras dalykas, galima sumažinti net ir herbicido normą, kadangi amino rūgštis, kada augalas siurbia, tai jisai daug efektyviau suveikia ir tas kartu naudojamas herbicidas. Toliau labai pripažįstu produktus ir mano klientai taip pat pripažįsta, tai yra augimo stimuliatoriai, ruteris gumistaras. Mes čia šitoj bandymų schemai taip pat, kas buvo padaryta pagal tręšimo programą tręšiant per dirvą, tai čia jau paskaičiuota, kiek reikėjo įnešti azoto, fosforo, kalio, naudojame suomiškas trąšas karį, o toliau viskas maitinimas, kaip matot, buvo šlangos patiestos ir davėme viską nutrikompleksus, kalcio salietrą, kiek ten reikėjo, ir davėme kartu tuos augimo stimuliatorius, tai būtent ruterį ir gumistarą. Tai vat prie šitų produktų irgi noriu jums labai parekomenduoti, ypač ankstyvą pavasarį, kadangi ruteris gumistaras yra šaknų stimuliatorius. Niekada nei pas vieną augintoją nebuvo taip, kad būtų per geros kultūrinių augalų šaknys. Ir po žiemos, tai kaip aš čia važiavau pavasarį, tai tikrai man buvo labai liūdna ir aš poną Edmundą drįsau pagazdinti, kad sakau, nors ir nebuvo žiemos, bet mes čia pjaustėm, žiūrėjom ir tikrai matėme, kad šaknys buvo gerokai pakentėjusios. Tokiu atveju, bet tie produktai, ką aš užsiminiau, ruteris gumistaras, būtent pavasarį galime duoti kuo anksčiau. Kaip tik tai šiek tiek jau dirvos temperatūra, sakykime, būna 5 laipsniai šilumos, jau reikia duoti greitą, efektyvų produktą, kad sustiprinti šaknis. Taip pat
labai šitie produktai gerai padeda įsisavinti dirvinius herbicidus. Nors ponas Norbertas paminėjo, kad jau Baltikso Lietuvoje kaip įregistruoto nėra, bet tikrai visi naudojame ir manau, kad dar daug metų naudosime, nes tai yra labai geras herbicidas. Tai va šitas ruteris ir Gumistaras eina mišinyje su dirviniais herbicidais, kadangi Gumistaras turi tokią savybę, kad jis padaro apsauginę plėvelę. Ant dirvos padaro apsauginę plėvelę. Ir kadangi aš sakiau, kad aš labai daug dirbu su daržininkais, kurie augina po 200 hektarų žemės, tai man jau dabar labai gerai, kad tą produktą jų daržininkai mato. Sakykime, buvo dėta šitie priedai prie dirvinių herbicidų arba nedėta. Mato didžiulį skirtumą, nes žinot, jeigu, sakykime, šitoj dirvoje, kur maži ploteliai, kur lygus reljefas, tai gal ne taip. Bet kadangi, kur augina 150 hektarų morkų ir gali būti va toks banguotas reljefas, dirvožėmis nuo durpės, nuo durpžemio iki lengvo smėlio ir iki molio tame gabale. Tai žinot, kad susitvarkyti su žolėm, tai tikrai čia yra menininko darbas. Ir labai pastebėjome, kad tas privalumas yra didžiulis naudojant tos priedus prie dirvinių herbicidų. Toliau naudojant insekticidus, niekada be jų neapseisite, ypatingai bent Labai atsiprašau. Čia iki šios momento nei vienas herbicidas, nei vienas insekticidas nebuvo naudotas. Tikrai pripažįstu, Edmundas, pas jumis yra ekologiškas ūkis ir labai tuo aš didžiuojuosi, kad taip jūs darote. Bet, žinot, aš turiu braškininkų, kurie turi 8,5 hektaro, vieną braškininką turiu. Aš nuvažiavau vasarą į tą braškyną. Sakau, jūsų pasirinkimas. Arba purškėme nuo erkių, arba nepurškėme, bet tai buvo baisus jo vaizdas, žinot, tuo metu naudoti. Ir žinoma, turime dargi tokį ekologišką produktą, turbūt žinote, tokį nimazalį. Tai yra greipfruktų, vaisių, sėklų aliejus. Tikrai ekologiškas produktas. O mano augintojas braškius sako, Marija, niekada nenaudosiu nieko, nes pas mane veža į darželius, į mokyklas braškės, sako, aš tikrai tokio dalyko nedarysiu, kadangi aš prarasiu pasitikėjimą, klientūrą ir taip toliau. Tai aš nusiskiniau pačią pirmą gražiausią uogą, užtepiau nimazalių ir suvalgiau. Sakau, rytoj rytą paskambinkit man, jeigu aš gyva, tai nebijokite duoti ir visiems kitiems. Tai yra grinai ekologiškas produktas. Žinoma, yra pakankamai brangus, kadangi yra greipfrukto vaisių sėklų aliejus. Įsivaizduokit, bet netgi ir tokiu atveju, kada būna didžiulė epidemija, o ko šiemet pakankamai daug buvo, apart kandžių ten pelėdgalvių ir tų erkių visur, tai gerai, kad šiuo atveju apsėjote, bet šiaip tai yra labai sunku susitvarkyti. Antras dalykas vėlgi fungicidai. Šį kartą išėjo labai natūralus ir labai geras bandymas. Nes mes daugiau kreipėme dėmesį, aš kaip agrochemikė gal daugiau, kreipėm daugiau dėmesį prisiderinti prie Edmundo laukų, prie vandens įtręšimus ir kažkaip tai praleidome susitardami, kad lyg tai bendrą schemą naudos fungicidų. Bet ačiū Edmundui, kad jisai to nepadarė ir tas variantas, kuris yra 3 vyslės pagal Baltic Agro technologiją, šiandien dienai negavo jokio fungicido, bet tą patvirtins ir ponas Edmundas ir Emilė suvedusi rezultatus. Vis dėlto fungicidai irgi labai svarbu, kadangi čia pas jumis irgi buvo, tame regione buvo visko, ir liūčių, ir kruša, kiek žinau, vienu momentu. Matosi kokie lapai iš po kriušos. Tai va šiuo atveju tas bandymas Baltic Agro, kur nebuvo naudota jokio fungicido ir vis dėlto Elytė galės pakomentuoti konkrečius skaičius, nuo puvinių nukentėjo labiau. Taip, kad irgi būkite drąsūs, bet sunku tiesiog tokiais nepalankiais metais be fungicido apsieiti yra pakankamai sunku, bet dabar turime gerų produktų, kurių karencija yra be galo trumpa. Aš jau nekalbu apie signamą, gerai, kad esate sąžiningi, tos karencijos prisilaikote, bet yra tokie prolektus produktas, kuris tikrai karencija jo yra 1 diena. Nu, jeigu jau kitokios išeities nėra, tai mesgi tam dirbam kažkokį pinigėlių įsidirbti, tai nebijokite, šitie produktai yra leistini, įsilaikykite tas normas, ką rekomenduoja augalų apsauga ir tikrai galite drąsiai naudoti. Tai dėl tų visų technologinių dalykų, sakau, nenoriu iš eilės paminėti visų tų produktų ir normų, kas čia buvo padaryta, bet aš dar kartą pabrėžiu, naudojuosi kompiuterinėmis programomis. Ir jeigu jūs norėsite įsiveisti ar tai naują braškyną, arba tiesiog
kažkaip tai biški nuodugniau, atidžiau pasižiūrėti, kokiam tarpti, ką reikia daryti. Tai būkit malonus, skambinkit drąsiai, draugaukime, bet aš iš jūsų visų prašysiu, kad aš žinočiau, su kuo dirbu, kokia jūsų dirba, koks yra jūsų vanduo ir tada galima profesionaliau, dalykiškiau padaryti. Nes taip, tai žinot, sakau, kaip labai daug dirbu su uogininkais ir daržininkais, aš visokių kuriozų matau. Ir būkite atsargus su herbicidais. Aš galiu pasidalinti šio pavasario patirtimi. Vienas mano klientas pavasarį rado daug arkliarūgštės braškėse. Nu ir ką atsinešė, atskėdė rondapą, pasėmė paraloninę kempinėlę, užsidėjo pirštinės ir tiesiog priglaudė. Kaip ir viskas gerai. Toliau atėjo kita darbininkų iš paskos eilė, kurie užtempė agroplėvelę. Kadangi norėjo paankstinti braškės, užtempė agroplėvelę ir įsivaizduokit, užteko tik tai tiek, kad nuo tų pirmųjų arkliarūgštės lapų, jau parondapuotų, paglifosuotų, prašliaužė per jaunas uogeles pavasarį tas ir nepaprastai nukentėjo braškynas. Nepaprastai. Tai su šituo, jau man kur yra cheminė herbicidinė apsauga, tai aš esu be galo atsarginės. Jau tiek per gyvenimą visko esu mačiusi, kad tikrai labai būkite atsargus. Ir dar labai noriu paprašyti jūsų, į tą purkštuvą, kur naudojate uogoms, braškynams, tai neskolinkit nei priešui, nei draugui, nei kaimynui. Nu gal priešui, nebent tik tai. Bet žinot, šiemet tokia karti patirtis, su šiltnamiais dirbu daug. Nuvažiuoju ten, žinot, hektarą šiltnamį. Nu, matau, tragedija. Kviečiasi atvažiuoju tragedija. Sakau, sakykit, ką darėt. Nieko nedarėm, purškėm tik tai infinitu. Sakau, sakykit, ką darėt. Nu, kur pradėjo tai purkšti, einam aplinkui, žiūrim viską. Taip atėjo parodė nuo durų pradžios, kur atėjo purkšti viską. Matau, kad ten yra labiausiai sunaikinta, o ten gale, kur jau išėjo iš to šiltnamio, kaip ir nieko, kaip ir viskas gerai. Sakau, sakykite, iš kur ėmėt purkštuvą. Viskas mūsų gerai, purkštuvas mūsų naujas, ten pernai rudenį kelis kartus purškėm. Pasirodo, žmona davė kaimynui, o tas rondapavo pakraščius ten, patvirius visus, visą kitą. Ir jisai labai gerai išskalavau. Ką reiškia labai gerai išskalavau? Aš neįsivaizduoju, kaip po glifosatų galim įskalauti purkštuvą taip, kad ateiti tiesiai į šiltnamį ypatingai arba į braškyną. Tai negazdinu, bet labai nuoširdžiai patariu. Kiek aš per Lietuvą kiekvieni metai tokių dalykų turiu, tai vėl kaimynas, kokius purškė ten javus ar kažką vėjas pustelė. Nu vis dėlto šitai mūsų augaliukai yra labai jautrus ir turime kažkaip tai saugoti, jų bent negalim kažką padėti, bet jau pakenkti tai tikrai, žodžiu, stenkimės, kad to nepadaryti. Nenoriu labai ilgai kalbėti, dar kartą sakau, dar 20 metų dirbsiu Baltika Agro ir jeigu... Tik to? Tik tai. Jo, ir jeigu galiu ką nors nuo širdies padėti, tikrai labai malonu, kas skambinat, kad rašo, dovanokit, kad aš iš balso jūs pažįstu daugiau negu iš veidų, nes gal ir neįmanoma tiek daug aplankyti, bet kol kas labai nuoširdžiai noriu draugauti. Taigi ačiū, kad susirinkote visi ir elytė rezultatus pasakys, bet mažam plotelį, žinot, viskas yra paklaidų ribose, mes savo darbą įdėtų patenkintos ir labai dėkojame Edmundai, kad turėjo kantrybę su mumis draugauti. Labai atsiprašau dabar, aš biškį norėjau dar pačiulbėti. Atgal į palapinę, ne? Ne. Palapinė gerai, bet čia dar geriau. Dabar kaip buvo duodamos trąšos, čia visiems už nugaros yra toninė bačka. Klubinė toninė bačka, kur buvo reikalingos trąšų kiekis. Supilama iš kanalo atpumpuojamas vanduo ir per vaistomųjų sistemą. Jei mato, čia yra tokie kraniukai. Tai prasižiūrėjau. Ir čia kožnai eiliai buvo galima koreguoti, kas buvo suduota. Todėl jokio sumaišymo ar kažkas tai nebuvo, net neįmanoma buvo sumaišyti. Nu tiek. Nu. Tai dėmesį daug skiriam. Man patik, kad to vezijas. Kodėl dabar tie dvi magistralės čia? Dabar viena magistralė yra pagrindinė. To centras tenai toj budeliai yra. Ten filtrai yra. Čia pas mus turbūt vienas toks nedidelis žmogelis. Pauliau! Va, yra ponas Paulius, jis pakomentuos tos budelės turinį, kam įdomu, pakomentuos.
Ir va, ta viena eina pagrindinė laistymas, paprasto vandenio laistymas yra. O antra, iš šitos bačkos buvo paduodama su trašom. Dabar viskas. Aš dar tik tai trumpai pakomentuosiu apie tą natūraliai gavusi bandymą, kada vienose braškėse buvo augalų apsaugos produktas naudotas, kitose ne. Birželio 2 dieną braškės buvo nupurkštas su svyčiu, 1 kilogramas, skaičiuojant į hektarą, tiek kiek registruotas. Ir už 10 dienų birželio 12 signumą, 1,8. Ir va tie 2 purškimai su fungicidais sumažino uogų puvinių 44 procentais. 44 procentais. Ką reiškia yra visgi svarbu augalų apsauga, vienu žodžiu apsauga tiek nuo ligų, tiek nuo kenkėjų. Marija pristatė savo įmonės produktus, labai gražiai kalbėjo. Vienu žodžiu, man belieka tik tai vietoj rūterių paminėti Razorminą, vietoj Humistaro paminėti Biokat 15 ir Humikopą ir visgi tą patį jūs rezultatą ir turėsite. Per laistymo sistemą mes leidome mūsų trąšas Solinūrė, kurios yra Olandų gamybos. Vegetacijos pradžioje ėjo vienos, formuluotės, tai yra 20-20-20 ir kada uogų dėrėjimo metu, uogų mezgymo metu ir dėrėjimo metu buvo trąšos su didesniu jau kalio kiekiu. Taip pat irgi mūsų įmonė yra produktai, kurie, kaip ir Marija minėjo, skatinantis augimą, taip pat ir būtent, kad sumažinti tą stresą, kurį augalai patiria tiek nuo gamtos, tiek galbūt ir nuo mūsų nemokšiškumo, galbūt neatsargumo, tarkime, ir apdeginant su tais pačiais herbicidais arba apdeginant netgi su didesnė koncentracija arba netaip paskaičiavus augalų apsaugos produktais. Dar norėčiau paminėti būtent šie fungicidai, svičias ir signumas buvo purkšti kartu su lapų trąšomis Agrolife Power. Agrolife Power yra tuom ypatingos trąšos, kad yra būtent tikros trąšos skirtos tręšti per lapus, kadangi savo sudėtyje turi kompleksą elementų, kurie skatina visų maisto medžiagų patekimą, tą greitesnį metabolizaciją augaluose ir taip pat kaip ir paviršiaus aktyviosios medžiagos tarnauja šios trąšos. Ir būtent Agrolife Power yra išbandytos su daugiau kaip 60 veiklių medžiagų, skirtingų pavadinimų, įvairiais fungicidais, insekticidais, tas, kas dažniausiai yra naudojama tiek sodininkystėje, tiek daržininkystėje, tiek ir augalininkystėje. Ir tas yra labai svarbu, kadangi praktika pati rodo, kad dažnai mes purškimus deriname kartu su augalų apsaugos produktais, tiek pat ir su papildomu tręšimu per lapus. Tiek, maždaug trąšų buvo sunaudota vienodai, gal Marijos 1 kilogramų daugiau, o derlius irgi buvo paskaičiuotas, plius minus, mes sakėm, ir tavo geras derlius, ir mūsų geras derlius, bet svarbiausia, kad ūkininkas labai gera kaina pardavė tą derlių. Man atrodo, buvo labai gera kaina, taip kad uogos buvo, tikrai siuntė Edmundas nuotraukas didelės, uogos vaizdžios, sakykime, skanios, bet nuotraukose atrodė tikrai labai gražios. Ir tas irgi labai svarbu užauginti ne tik daug, bet užauginti ir kokybiškas tas uogas, kurias galėtum realizuoti, parduoti. Tas irgi yra labai svarbu. Kokia veislė? O, veislė yra Asija. Asija. Tiek, man atrodo, ir būtų. Taip. Kas rudenį paruošti reikia? Jo. Aišku, bandymas kaip bandymo, bet yra instituto darbuotojas Juozas Lanauskas, kuris tikrai yra apie tręšimo specialistas sodininkystės augmenijos visos. Man atrodo, galbūt ir prašysime Juozo ir komentarų ir galbūt apie, tarkime, kaip teisingai paruošti braškyną žiemojimą. Visgi mes auginame braškes ne viename, mes auginame jas, kad derlius skintumėm 3 ir 4 metus pilnai.
Taip kad tas braškinas, kaip jisai gyvos kitiems metams, irgi labai svarbu. Kad mes jį paruošime be abejo ir prašysim malonės iš gamtos, kad nepagailėtų sniego ko daugiau, kad nebūtų iššalimų ir visą kitą. Aš paklausiu tada, kuo vandenį rūgštinot, kokią rūgštį? Ar rūgštinot? Taip. Vienur rūgštino, kitur nerūgštino. Mūsų įmonė vandens parūgštinta turi tokį spray plus vadinamą. Tai yra amidinio azoto ir bevandenės sieros mišinys. Ir gaila, aš dabar neturiu tos informacijos, bet jeigu paruošėm tokį katalogą labai gerą, bet kažkaip tai uždėlsė įmonė apmokėti ir negalėjau, aš nesuspėjau iki jūsų, kad turėčiau gatavą katalogą. Žodžiu, mes naudojame tą spray plus, o jo privalumas šalia azoto rūgšties yra tas, kad azoto rūgštį, tai kėdainiečiai naudoja ortofosforo rūgštį arba dar kažką, tai ten gali pamažinti tik tai vandens pH. Vandens parūgštintojas taip pat yra pH. Sakau, mes labai draugiškai darėm tą bandymą, tikrai Lietuvoje tų produktų yra labai gerų ir mes turim didžiulę paletę ir kitos įmonės taip pat turi. Ir jeigu subalansuoto tręšimą ir tą pilną apsaugą padarys visai tas pats, ar pirksit iš Baltikagro, iš kitur, nuoširdžiai sako, mes norėjom padaryti tą bandymą ūkininkam, kad pamatytų, o čia ar pirksit pas Mariją ar pas Eleną, tai yra visai tas pats. Tarp kitko, man čia proga pasakyti, kad aš pati tai gyvenu Kėdainiuose, nors dirbu su visa Lietuva, bet šito regiono mano kolega yra ponas Saulius. Sauliau, pasirodyk dar kartą visiems. Ir ką reikės čia greitai spręsti vietoje, tai draugautis su mano kolega Sauliu. Šiaip tai visokių čia tų minčių kyla viską dėl vandens rūgštinimo. Tikrai dažnai tas vanduo būna šarminis, o jeigu dar ir dirva šarminė, tų mitybos sutrikimų yra daugiau negu kad optimalaus pH dirvožemį. Tai tinka, aišku, ir fosforo rūgštis, ypač jaunam braškynė, nes fosforo rūgštį yra fosforo. Fosforas šaknim labai reikalingas ir kol augalai jauni, tai teigiamai įtakoja šaknų vystymas. Čia kaip ir trąša, galima sakyti. Tas pats yra azoto rūgštis. Irgi azoto rūgštis irgi yra ir kaip trąša, ir kaip rūgštinantis elementas vandenį. Nu, dabar va čia, jeigu taip apie tą braškyną kalbėti, apie jo mitybinę būklę, apie sveikatingumą, na tai galima ir pajuokauti būtų, kuris iš jūsų yra visiškai sveikas. Labai gerai yra, bet žiūrėkit, kiek yra, kurie abejoja ar visiškai sveiki. Bet vis tiek visi darbingi dirba ir kiek gerų darbų padaro. Taip ir tas braškynas, būdamas tam tikros neblogos kondicijos, jisai duoda žmogui naudą. Na, ieškant visada rasi kažko, bet jis turi būti pakankamai neblogas, kad duotų gausų kokybišką derlių ir leistų gyventi ūkininkui. Tai čia irgi užsiminėt, kad yra pH aukštas, kalcio, magnio daug, ir žiūrėkit, kalcio trūkumų galima rasti. Nu, visada ieškok ir kažką rasi, bet jie nėra tiek rimti ir masiškai išplitę, kad, sakykime, duotų jau kliudytų mum gauti kažkokius tuos teigiamus rezultatus. Galima įžiūrėti šiek tiek čia mangano, geležies trūkumo požymį, bet irgi yra tikrai nežalingi. Dėl tokių trūkumų silpnų, tai čia visada derlius bus, kokybė bus ir galėsim gyventi. Na, o dėl to, kaip tręšti, tai girdėjot, kaip kas daroma, viskas protingai, saikingai ir viskas gerai. Nepersistengti, svarbiausia nepersistengti, nuo po derliaus azotų kalių patręšti. Šiaip azoto kalio daugiausia reikia. Dabar niekas, aišku, nenaudosi tų trąšų, kur vienanarės, kad atskirai azotą, atskirai kalį, paprastai kompleksinės naudoja, renkatės vienos ar kitos firmos. Bet svarbu, kad azoto truputį mažiau, kalio truputį daugiau, kad būtų santykį tą išlaikyti, nes, nu, kaip. Daugiausia šių elementų reikia braškį. Na ir visa kita plus irgi be abejo, bet nuo šių elementų priklauso pagrindiniai rezultatai. Tai tiek būtų, ką čia daug ir bekalbėsi. Jeigu dar truputį užakcentuojant rudeninį tręšimą, aš nežinau, kiek metų, gal bent 10 metų mes naudojame tokią schemą, kad dabar jau po uogų derėjimo tręšiame, pas mus yra tokia taip pat ekologiška trąša Ekoplan. Tai yra saulėgrąžų lukštų pelenai ir joje azoto yra 0,
fosforo yra 8, o kalio net 36. Toliau yra po 10% kalcio, magnio, sieros ir visų mikroelementų, boro, silicio ir taip toliau. Ir mangano tame tarpe. Tai mano braškininkai labai sėkmingai naudoja šitą trąšą. Norma vėlgi priklausoma, kaip aš pabrėžiau, nuo jūsų dirvožemio turtingumo, bet šita trąša yra organinės kilmės, kaip sakiau, iš saulėgrąžų lukštų ir jinai neįsiplaunanti. Ją paskleidžia dabar ant braškyno, nebūtinai net ir įpurenti, kadangi nėra kam garuoti ir krituliai natūraliai ją tirpins ir įterps iki jūsų augalų šaknų sistemos ir šita trąša visiškai neįsiplaunanti, kadangi tai yra organinis kalis, organinis fosforas. Tai turėkite omeny, kad nuostolių tų žiemos, jeigu išbertumėte pakankamai lėtai tirpę trąšą, tai, sakykime, kalio, kaip žinot, per žiemą gali įsiplauti iki 40%. Tai jeigu tręšite su ekoplantu, tai jau būkime drąsūs, kad šitos trąšos nuostolių į gruntinius vandenius nebeturėsime. Tai mano patarimas būtų būtent rudenį išberti šitą bechlorę trąšą, pavadinimas ekoplant, be abejo, ir kitos firmos turi, bet mano braškininkai sėkmingai naudoja ir tada pavasarį jau tik tai duodame kompleksinę trąšą su stimuliavimui, kad jau būtų didesnis kiekis azoto ir kad būtų balansas palaikytas, kad paimtų geriau pavasarį fosforą ir kalį. Labai noriu patarti jums, nepradėkite nieko dabar tręšti. Žinot, man vienas braškininkas sako, aš labai noriu pasidauginti, kad man būtų daugiau ūsų. Tai sako, aš užpilsiu amonijos salietros. Nuo širdies šito sakau, nedarykite, nes jūs prarasite žiemą visas tos savo kerelius, nebus jokio atsparumo. O tas toks sužadinimas kerelių, kad augtų, tai žinoma, gali būti, tai yra ūsų, kad augtų, tai tik tai nuo azoto, bet šito labai nepatariu. Gal jau kažkokią vieną lysvelę produktyvesnę, kuri galbūt jums tų ūsų labai reikia, bet azoto tręšti dabar po uogų nuderėjimo nepatariu. Lygiai taip pat kaip ir, sakau, pavasarį negalime pertręšti irgi azoto per daug, nes mums reikia ne lapų gražių, ne išorės, o reikia uogų. Ir jeigu nebus to balanso azoto, fosforo ir kalio, tai tas vienkartinis patręšimas, didelė azoto norma ir pavasarį blogai, ir rudenį. Ir jeigu dar truputį tokių praktinių patarimų, būkite atsargus naudodami lontrelą. Kaip minėjau, labai gražiai, yra, reiškia, dvi dabar lontrelo formos, yra skysta ir granuliuota. Tas, kur klopiralido 720 mg kilogramė, tai yra granulytis. Jo norma 165 ir aš pernai pastebėjau tokį dalyką, kad buvo naudota net ir optimali ta rekomenduojama norma, bet jaunų, sakykime, kur ūsus augina, jaunų tų atžalų, lapeliai sukietėjo ir labai sustabdė augimą. Tai vėlgi noriu pasakyti, kad jeigu norite iš savo braškynų pasigaminti dar sodinamąją medžiagą, tai su lontrelu būkite labai atsargus. Naudokite pačią minimalią normą, tik tai, nes, žodžiu, pastebėjome ne vienam braškynė tokį didelį stresą. Labadiena visiems, čia individualiai po biškį mes aiškinomės jūsų problemas. Dabar su iliustracijom, ką radau. Dabar visos tos jūsų atsivežamos naujos madingos veislės labai dažnai yra jautrios miltligiai. Čia būtent ne visada, kai sakau, tai yra tikroji miltligė. Paprastai turėtų būti baltas apnašas. Jeigu jūs auginate šiltnamį, jūs tikrai tą baltą apnašą turite. Laukuose to balto apnašo paprastai nebūna. Arba būna labai retai ir ant tam tikrų veislių, sakykime. Tai būtent tas vadinamas šaukštas. Laivelis, šaukštas, kaip jūs, kokią fantaziją turite, kaip kas geriau įsivaizduojat. Ir būtent šitas užriestas lapelyje, ant to užriešto krašto būna tas violetinis, raudonas apnašas, čia irgi kaip kas spalva įsivaizduojat. Mes labai dažnai, kai skambina, mes labai nesusitarėme telefonu dėl spalvų, dėl puvinių, būna sudėtinga susikalbėti. Todėl būtent tas laivelis, šaukštas, tai yra šitas dalykas. Apie chemiją paskui pakalbėsim iš šitas yra, šitokį pažeidimą aš jau priskaičiau prie žemuoginės erkės. Čia matosi, kad būtų ir voratinklinės erkės, ir žemuoginės erkės pažeidimų. Voratinklinė erkė dabar yra nuplauta, yra tik tai likę pėdsakai, yra
sakykime, ten dalis kiaušinių dar matosi. Vadinasi, jeigu bus šilta, sausas šiltno, dar bus ne viena invazija. Reikia atsiminti, būtent tas sausas, kaip jau čia buvo minėta, kad birželio mėnesį labai dabar jau kelinti metai būna būdinga sausra. Tai mes turime, jeigu temperatūra apie 25 laipsnius kažkur tai plius minus, tai erkių generacija 3-5 dienas. Tai jūs įsivaizduojate, kaip jos yra labai vislios, jų tikrai būna labai daug. Čia dabar apie tas rudeninės ligas vadinamas, kurios ryškiausios būna jau nuėmus derlius. Tai yra rudmargė. Kaip matote, dėmės yra su tokios susiliejančios ir jos neturi ryškaus viduriuko balto. O šviesmargė turi ryškų baltą viduriuką. Bet užsikrėtimas šitom ligom įvyksta irgi taip pat praktiškai per žydėjimą, ten plius minus, po žydėjimo, tas užkratas, bet pasireiškia požymiai šviesmargės žymiai anksčiau, pradedant jaunų lapą gali būti, bet rudmargė tai būtent labiausiai išryškėja jau nuėmus derlių. Dėl ko jos yra svarbios? Todėl, kad jūsų, čia jau agrotechnika gali patvirtinti, jūsų braškė kitų metų derlių formuoja rugpjūčio mėnesį. Ir jeigu lapų fotosintezė yra sutrikdyta, tai jūsų kerelis taip pasilgsta, jisai negali suformuoti to stipraus kitų metų derliaus, kitiems metams O čia irgi greičiausiai bus ir žemuoginė erkė, bet taip pat gali būti čia kažkokia kalcio trūkumas. Bet jau čia yra tręšėjų, pilna, prašom pas juos. Čia paėmiau tą dėl to, kad įsivaizduotumėt, kaip yra braškių kerelis, tai va ta žemuoginė erkė yra va čia va, šito kerelio, šitoj daly. Tai jeigu jūs norėtumėt nuo žemuoginės erkės nupurkšti va šitokį va braškyną, tai jums praktiškai nieko neišeitų arba reikėtų 1,5–2 tūkstančių litrų vandens. Ta prasme gerai išmaudyti tam, kad pakliūtų į šitą va dalį, šitą braškių kerelio dalį. Todėl, kai jūs taikote tą technologiją, kai nupjaunate lapus ir braškės jau atželia, tada jeigu jūs turėjote didelį invaziją šitų kenkėjų, tada reikėtų juos naikinti. Dabar man pentičkas. Apie tuos dabar yra registruota naujai labai neblogų produktų. Insekticidų spektras prasiplėtė, yra išplėstas mospilano spektras, būtent ir braškėms nuo vabalų ir žolinės blakės. Irgi problema yra, kur aplinkui yra daug pievų, ateina tas pažeidimas, ta kai yra braškės uoga suplota tokia. Viena iš viršaus suplota ir apačiu toks psiukas gali būti. Nu, žodžiu, ir kitas didelė problema taip pat ant braškėse yra, bet jau ant nokstačiukų pasirodo, tai yra tripso pažeidimas. Kai yra uoga iščiulpta, tokia bronzinė, visiškai kitokios spalvos. Čia ponia Marija man rodė kelis pavyzdžius, grįžtant galima bus paskinti, pažiūrėti, tenais tikrai mačiau to tripso pažeidimo. Tai jeigu nuo tripso, tai reikėtų, jeigu jūs purškite, naudojate technologiją ir purškite braškę žydėjimo metu, tai su paskutiniu purškimu būtinai jau reikia įdėti trumpos kadencijos kažkokį insekticidą, kuris būtent naikintų tą tripsą. Dabar iš tokių dar naujienų, kas gali grėsti braškės ateityje, tai esu rašiusi apie Drosophila Suzuki. Toks yra kenkėjas, kurį jau lenkai turi, taip kad yra tikimybė tos pasyvios invazijose galima atsivežti šitą kenkėją, kuris pažeidžia būtent nokstančias uogas. Tai yra tokia, Drosophilas tas, kurios vaisinės muselės, kurios nokstančius vaisius mūsų namuose. Rudeniop, jeigu mes prasinešam, jos pradeda daug masiškai skraidyti, bet jų ten rūšių yra daug, bet viena iš jų yra tokia žalinga būtent nokstantiems vaisiams. Ir jeigu jūs tenais turite lenkų kažkokį katalogą, tai jau yra specifiniai purškimai nuo
šito kenkėjo. Tai šitas dar pas mus aptiktas nėra, bet reikia laukti. Ir taip pat kiekvienais metais visada būna kažkas dominuoja labiau, bet kadangi su tuo birželio mėnesio tos osrom, vis dėlto mes turime didžiausias problemas šiai dienai, tai yra tripsa ir erkės, kol kas dar. Yra dar taip pat ir kitokių tokių specifinių vabalų, bet tai kurie būna, kaip sakyti, lokaliai problemos. Apie tai mes kalbame su jumis, kai jūs mums skambinate. Ką daugiau? Specifiniai tai šitom, kaip sakyti, skaityti, studijuoti veislės, kurias jūs atsivežat. Jeigu yra jautrios mitlygiai, tai jie būtini bent jau 2 purškimai specifiniais fungicidais nuo šitos ligos. Komentarų nedaug, čia yra kas pasiėmė pagrindinės sudėdas, tai vertas dėmesio daiktas yra smėlio filtras. Žmogus, katras nori dirbti, ko reikia. Iš esmės, ko reikia? Pagrindinis dalykas, ko mums reikia ir kas yra, tai diskinio filtro. O čia smėlio filtras kaip papildomai yra, va, kaip ir pasisakė. O smėlio... Jo. Toks 3 minutės viskas užkištas. Ištenkinti. Labai prastas vanduo, tai smėlio filtras, jo labai didelis valymo tūris ir jisai labai gali daug šiukšlių priimti. Ir praplovimas atbuliniu būdu. Tenais reikia išardyti tos diskus visus plauti, o šitas paprasčiausia atbulinė eiga dabar pasiduoda, sakykime, vanduo iš viršaus. Ir ten išeina tuos persuki, kad pasiduotų iš apačios ir lauk išsiplauna, jisai toks plavimas, bet čia brangus dalykas. Ir labai, su praplovimais su visais, kas, 2700. Tai jisai toksai braškiam ir tai, kas deda, nes jis iš tikrųjų brangus, nes kapiliarinės braškio šlangutės ten kokiam 3 metam, tai jau dar galim išvengti, nes, tais 3 metais jos jau šiek tiek pasikimšė. O šitą daiktai dedas storasienės, kur yra šilaugiam, ten kapiliarai po 15 metų dirba. O laistymą šitas šlangutės daleiskim antram derliui, antram sodinimui nebetink naudoti. Kaip netinka, kokia situacija, kaip jos išsilaikė? Žiūrint tiek užsienešį? Užsienešį turėtų jos. Žiūrint tiek. Žiūrint koks vanduo. Jeigu juoda, gali mesti lauk iš karto. Kaip tai, jeigu juoda? Jeigu juoda juostelė, ruda juostelė, tai mes laikom. Mėlyną dar gali. Mėlyną dar gali, dar mėlyną laikom, tai juodą nelaikom. O tokias ten maštuvėlis greičiau, ne? Pas jums filtrų jūs neturėt. Ai, pati juos Prieš 3 metai. Siurbį, sakykime, filtras yra kažkoks didelis ir jį įleidėsi siurbį. Panardinį. Bet jeigu pas jūsų, kaip sakėt, problema tenais tas, aš nežinau, man atrodo, jisai vandenį yra, ten sunkiai toksai per sietą kokį tai prasisijos. Tokių sietą arba medžiagą, padarai rėmą, jie aptraukti. Mašinoju aš. Lašalinis tik Smėlio filtras, žinokit. Prieš palapinę atsinešu. Jo. Ne, tai aš neleidžiu.